Bet aš ne tiesiog vaikščiau. Aš vis galvojau, pirmą buvau tokia depresijos skiltas, kur galvojau, kodėl man dabar taip kojai kažkas nutiko, vasara prasideda, greit mano gimtadienis bus ir tokios mintys jie. O po to kažkaip išėjau po kelių dienų į pozityvą ir vieną dieną man kilo tokios mintys. Okei, čia kažkoks ženklas yra. Ir suprantu, kad man futbolas yra ne tai, kad futbolas, o kažkas aukščiau. Kažką man reikia su tuo siekti. Gal man reikia pradėti į tibulėlį, gal man reikia profesionalaus futbolo daryti. O tarp futbolininkų kažkas ne to. Ką aš turiu? Aš turiu YouTube kanalą. Aš turiu kitus socialinius tinklus. Aš noriu kažką padaryti, kažką su futbolo tokio išskirtinio.